Taip, a tu galiu rodyti tave? Ne, negali. Atsikraustėm jau į viešbutį. Va, žiūrėkit, prie padurų. Centrinė, matot, centrinės durys, va. Va, ir baseiną. Tiesiai į savo kambarį šoksim į baseiną. Kambarys, o taip atrodo, neilgo rengiusios dabar nerodo. Va, tokie taiškos stiliaus. Taiškas. Erdvės daug, šiaip kambarių žymiai mažesnė, nes nustebom, kiek prisimenu, kiek žiūrėdavau, labai maži kambariai. O šitas didelis. Nu, kad didėjo šaldų norėtus labiau, aišku, bet pakankamai. Toliau. Ir mane nustebino didelį, nu, žodžiu, didelis kambarys. Nu, va, unitazas, paliktas, tai pažiūrėkit. Kokia dušo kabina milžiniška. Daug labai vietos. Muilo pridėta, rankšluosčiai visi paruošti. Krapštukai, viskas kaip ir gerai. Jurgės skundės podelikas, vienas neišplautas, bet tai čia yra taiška labai, o kavutės davė, 2 vandens butelius iš šaldytuvo įsimetėm, o aš šaldosi. Bet tai elektrą įsijungia, kai įsidedu kortelę. Tai jeigu nusipirksim ledų, įsidėsim šaldytuvą ir paliksim ir išeisim. Ištrauksim kortelę, elektra dings ir ištirps ledai. Sistema, žodžiu, labai keista. Nu gerai, sekantis dabar bus. To viską daiktus šiek tiek išdėstysim ir įnersim į baseiną, pirmoji eilėje. Ai va, ir čia dar merginai, tai yra Viktorijai, su ją mes rašinėjomės apie siuntą. Tai va, vieną siuntą jau gavo, nu aš tą žinau, kad gavo, jau mane buvo atsiuntus nuotrauką Sopaną. Sopano kokia faina, tą vadinimą rašinėjus, tokius smulkutė, mažytė. Sopana. Sopana, jo, tarti reikia, Sopana. Faina tokia. Tai va, jau vienas yra siuntinys ir šiandien turi būti ateiti kitas, tai yra su kamera. Čia priedai kameros, o kitam siuntinį bus pati kamera. Tai va, tokios tokelės. Iki visiems.